Kalbant apie specialybės, kurias jūs ir paminėjote, aš ponios Nerijos norėčiau pasiteirauti. Jau turbūt panašu, kad populiariausios specialybės stojant šiemet į aukštąsias mokyklas išliks nekintančios ir tai jau yra 14 metų tendencija. Kaip manot, ar ta pati ir ekonominė krizė ir tam tikrų profesijų problematika neturėjo paveikti vis dėlto stojančiųjų apsisprendimo? Labai sunku spręsti, kokios bus tos populiariausios specialybės. Dabar, aišku, pirmieji, kurie registruojasi, bet tai yra turbūt ne vienerių, ir ponas Pranas Žiliukas pataisytų, jeigu aš klyščiau, bet čia yra ne vienerių metų tendencijos, kad su geriausiais pažymiais, didžiausia masė su geriausiais pažymiais stoja į socialinius mokslus, į teisę. Bet taip pat mes neturim užmiršti ir matyti to, kad labai geri absolventai stoja taip pat ir į gamtamokslinės specialybės, ir į technologinės. Tik tai yra, kad ten yra pakankamai daug vietų ir po to į jas įstoja ir su žemesniais balais. Tai mes iš tiesų negalim uždrausti už savo pinigus stoti abiturientam ten, kur jie nori. Šiais metais yra labai aiškiai sumažinta valstybės finansuojamų vietų į verslo, į vadybą, į teisę. Taip pat, kadangi šiemet labai didelis dėmesys buvo skirtas pedagogų rengimui, tai ir mes matėm tą anksčiau tendenciją, kadangi studijos pigios pedagogų, tai nemažai žmonių stojo į pedagoginės studijas nebūtinai dėl to, kad norėjo mokytojais dirbti, bet dėl to, kad tai yra pigesnės mokamos studijos negu kitos. Tai šiemet studijų kaina yra daug didesnė, yra papildomas motyvacinis testas. Mes manom, kad tai turėtų paskatinti stoti būtent tos, kurie yra motyvuoti. O ten, kur žmonės stoja už savo lėšas, mes tikrai negalim riboti. Vėlgi turėsim didelį populiarumą tarp vadybininkų, norinčių tapti vadybininkais, norinčių tapti teisininkais. Pone Daiva, čia yra jūsų mokyklos, sakykime, tokia duona ir druska galbūt tokios specialybės. Ar štai ponas Martynas, dar vienas mūsų portalo pinigukarta.lt lankytojas, labai tikslus klausimas, ar universitetai nepaleis dar vienos diplomuotų vadybininkų ir teisininkų brūkšnelis bedarbių kartos? Tai yra, ar jau nepersotinta ypač krizės metais, kai matome, kaip traukiasi darbo rinka būtent šioje sferoje. Kaip jūs galvojate? Aš į šitą problemą žiūrėčiau visai iš kito taško. Gal kas nors ir traukiasi, ta prasme susitraukimo požiūriu, bet mes savo studentams diegiame visiškai kitą mintį, kad nereikia bijoti būti verslininku ir reikia savo idėjas, studijuojant bet kokią specialybę, versti konkurencingomis idėjomis ir pateikti jas taip, kad galima būtų parduoti ir tuo būdu suaktyvinti rinką. Nes įsisukti į tą ratą, kuris jau sukasi, ne mūsų dalia. Mes patarėme jauniems žmonėms, kaip jiem elgtis po keletos metų. Tai štai mes ir patarėme jiem, būkite aktyvūs, drąsūs, vystykit savo idėjas ir tiesą sakant, stodamas jis pasirenka specialybę, dažnas jaunuolis nelabai ir tiksliai pasirenka. Gal dėl to ir renkasi daugumoje vadybinės specialybės, dėl to, kad tie 3 metai jam bestudijuojant ir atveria jį iki galo. Arba netveria. Arba netveria ir renkasi kažką visiškai kito. Bet šito vietoje aš noriu dar grįžti prie mūsų anksčiau vystytos temos dėl studijų turinio, tai yra aukšto mokslo turinio. Tai jaunuoliai patys tą ir pastebėjo, studijuojantis studentai, aš manau, Dainius pritars, kad reforma suteikė aukštosiom mokyklom naujus instrumentus, kuriais vadovaujantis studijų turinys, jis modifikuojasi, jis keičiasi, jis artėja link kokybės, apie ką mes ir šnekame. Nes negali taip atsitikti, kad įvykus reformai, visa, kas buvo iki reformos nubraukiama ir per vienus metus atsiranda kažkas kito. Šitokioj sudėtingoje sistemoje tikrai taip negali atsitikti ir manau, kad išmintingai tos instrumentus naudojant, tikrai tos kokybės požymiai pradės ryškėti jau labai artimų laikų, jie jau atsirado. Iš tikrųjų pastebėjimas, kad aukštosios mokyklos jau visiškai kitaip kviečia abiturientus studijuoti, rodo, kad aukštosios mokyklos
demonstruoja savo pastebėjimą, kad studentas jam yra svarbus, kad studentas yra kviečiamas į konkrečius dalykus, o ne šiaip su apskritai ateiti ir praleisti 3 metus. Tai yra Taip, gerai. Jūs minėjot, kad jūs tikitės iš savo studentų verslumo idėjų, verslininkų ir panašiai. Dainiau, jūsų komentaras, nes bent jau sociologiniai duomenys pastaruoju metu sako, kad vis dėlto turbūt, jeigu aš pataisykite, jeigu aš klystu, bet 5 procentai studijuojančių galvoja apie savo verslo kūrimą, 90 procentų nori dirbti banke, gauti gerą algą ir nerizikuoti. Kaip va čia bus? Ar tie 90 procentų ras savo vietą? Na, gal ne 90, gal 80, bet vis tiek mes turim tokius duomenis. Iš tikrųjų, šioje vietoje reiktų būti pakankamai sąžiningiems ir pasakyti, jog Lietuvoje universitetinio mokymo misija yra devalvuota. Jeigu išvažiavę už Lietuvos ribų mes girdime, jog universitetų priedermė yra ruošti tuos, kurie kuria darbo vietas, kurie plečia galimybes ir sąlygas kitiems save realizuoti, kurie yra kūrėjai, inovatoriai. Štai matom, kad būsimieji pirmakursiai vėlgi nori būti vadybininkais, nori būti teisininkais. Iš kolegų pasisakymų akivaizdu, kad jie nesiveržia labai kurti savo verslo, o nori dirbti toje sferoje, kuri šiuo metu, kurioje yra darbo pasiūla, na, nežinau, kiek 20 kartų viršyje paklausą turbūt, ar ne? Tai yra atvirkščiai paklausa viršyje pasiūlą. Kokia jūsų nuomonė? Ką pasakytumėte tų būsimųjų pirmakursių tėvams? Pažvelkime į rezultatus. Populiarios specialybės kaip teisė ir ekonomika dažnai suteikia jas baigusiems jaunuoliams tokią perspektyvą, kad jie kažkur nešioja popierius, o kažkur nešioja kavas savo įmonių darbuotojams. Tokių yra labai daug. Bakalaurų, magistrų ir iš tikrųjų perspektyva nėra tokia šviesi. Aš sutinku su tais, tarkim, pramonininkų konfederacijos atstovais, kurie sako, kad Lietuvos aukštosios mokyklos nepakankamai sugeba parengti tinkamos kvalifikacijos specialistus darbo rinkai. Bet tai turbūt tik yra viena problemos dalis. Aukštos kvalifikacijos specialistus turėtų rengti taip aukštosios mokyklos, bet tai nėra universitetinio išsilavinimo prioritetas. Universitetas turi rengti universaliai parengtą žmogų, išprūsusi, turinti tinkamą akiratį, kuris galbūt eis dirbti samdomų darbuotojų, galbūt kurs savo verslą, bet jo kūrybingumą skatins būtent universitetinio išsilavinimo kokybė ir prasmė.